Visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien, kaip matote, su mumis rimtas žvejas. Sveikas, Mark. Labas, Pauliau. Malonu, kad atvažiavai į Klaipėdą. Sveiki. Aš tai supratau, kad tu Klaipėdą mėgsti, ar ne? Ypatingai vasarą. Jo. Nu, pasakyk, kodėl. Todėl, kad Vilnius palyginus su Klaipėda vasarą yra nulis. Nu, klausimų nebėra. Ir tu tenai nepagausi jokio karščio. Va, o mes galvojam, kad jeigu Marius atvažiavo, pabandysim šiandien pagaudyti tandemų. Tai iš tikrųjų įdomus žūklės būdas. Pasaulyje tai yra praktikuojama, taip žvejai sportininkai, dugninėmis meškerėmis. Tandemas, kai gaudama šalia platformos, negali būti ilgiau toliau viena nuo kitos per metrą. Ir pažiūrėsim, kaip čia mums šiandien seksis. Padėsim man supainioti viską, atpainioti turbūt. Tausi supainioti, aš tau padėsiu, atpainioti nepažadu. Gerai, Mariukai, aš einu ruošti jaukos, tu pasižiūrėk. Aš einu išgraibysiu žalias, tu to. Išgraibyk žalias ir tada susėsim ir kalbėsim toliau. Šiandien žūklę mes pradedame naudodami tradicinius mūsų jaukus Dynamit Bite skirtus gaudyti karšius stojančiam vandenyje. Puikiai žinomos pakuotės, daugelis žvejus išbandęs ir tikrai pasitikim šiais puikiais jaukais, dirbančiais praktiškai visose stovinčiose vandenyse. Vienas iš akcentų, kurį aš dažniausiai akcentuoju, tai žinoma, masale jauke turi būti kažkas tai aiškaus, konkretaus ir šiandien mes, kaip matėte, naudojame virtas musės lervas. Kaip jau nekartą pasakojau, idėja tokia, kad kai jaukinsime taške, kad tiesiog gyvos lervos pradėtų vaikščioti šonus ir išmaišytų mūsų žūklės tašką, o dabar jos tiesiog galės ten ir, žinoma, ant kabliuko dėsime tas pačias musės lervas ir jos daug aiškiau ir konkrečiau gyvos atkreips karšių dėmesį. Dugno skanavimo pamokos, šiek tiek apie tai jau esame kalbėję ir nekartą dar kalbėsime. Svaliorių randama vieta, perkritimas, kietas dugnas ir žinoma šios dienos mūsų tema išbandyti naujas Shimano Aero Rites skirtas dugniniai meškeriai šių metų kūrinys, jau mano išbandytas žūklėse ir varžybose. Ką, viskas paruošta, jaukai sumaišyti, masalai parašti, sąlygos ekstremalios. Bet taip ir yra čia Klaipėdoje ant akmenų. Kaip šiandien kas kips nežinau, bet pabandysim pagaudyti. Giliai maždaug ištyrinėti, aišku, kad ten yra šlaitelis iš kokio 24-5 metrų. Ten turėtų laikyti žuvis. Jeigu ne, žiūrėsim, ieškosim kitur. Svarbiausiai dabar tikslingai ir teisingai sujaukinti viską. Mariuk, sėsk, pradėsim dirbti, užtenka atostogauti. Viskas, mes sušėrim po geras 6 šėryklas, startai. Naudojam uždaro tipo, kodėl? Kad gilis čia yra pakankamai didelis, jau dugno pramušimo metu jautėsi 5-6 metrai. Ir jeigu naudotumėm tas tradicinius tinklelius, tai tiesiog įkritęs jaukas pradėtų iš šėryklos kleistis, nepasiektų dugno ir, žodžiu, to labiau, kad čia dabar jaučiasi srovė ir mūsų jauka kažkur ten nuneštų tolyn. Dėl to, kai yra srovė ir kai yra didesnis gilis, praktiškai visada rekomenduoja tokias uždaro tipo šėryklas. Ne vadinamas vėlinės, ypatingai ten, kur gilis ir srovė. Dabar kabinam pavadėlius ir pradėsim. Mariau, aš tau kai duosiu pavadėlį, tu nepatikėsi, kad su tokiais planais galim gaudyti žuvį.
Pirma, mūsų jauko visada ateis mažiukas žuveliukas. To ateis jau normalus. Bet svarbiausiai, nežinau, arba kuo, arba flakas, bet svarbiausia, kad jau žuvis atėjo ir pradėjo maitinti. Va, pažiūrėk, kokia visai graži koja. Va, apie kurią galim kalbėti, bet visai gera žuvis mieste, žiūrėk, koks atplaukėt, balvonas baisus. O klausyk. Aš klausau. Nu, kad žmogus jau toksai gudruolis. Ir šitiek priveisęs įvairiausių šunų. Agresyvių, neagresyvių, nuobodžių, melancholikų, cholerikų ir taip toliau. Kodėl žmogus negali priveisti karšių, kuriem žinai alkanėjų? Kaip pitbuliai ir visą laiką kimba. Ir prileidė jų visą. Nu, kad žvejams būtų lengviau. Dabartiniai, kaip matei, vykdomi dabar pakankamai smarkiai veisimo darbai Lietuvoje. Pats metas apie tai pakalbėti būtų su ministru. Taip. Kikiausiai, kai Marijonas dabar prarado ką tik ryškų ir aišku orientyrą, bet jiem kimba. Nes senoj pusėje yra kranas ir jisai jį tiesiai taikėsi. Jis dabar kranas paėmė ir pavažiavo. Žiūrėjau, kažkaip netaip mesdavau čia. Akurat pavažiavęs. Jeigu jisai nuvarys ten, pavyzdžiui, tai ten mesim ten tada. Ir vėl man nuėjo. Eik tu. Aš tau sakau, fidergamą dedam. Gerai, dedam fidergamą, okei. Gerai, sutinku. Pintas valas ant tiek kietas, kad Marika paleido iš eilės 3 žuvis. Ir mes dabar imamės reikalų. Mes gaudam pintų valų ir labai sunkia amortizacija. Štai toksai tiesiog dalykėlis prieš pavadėlį pagalbininkas. Matot, kaip jisai tempės. Ir realiai jisai amortizuoja visus žuvies smūgius. Iš pinto valo gaunasi beveik mono. Prašau. Dar pavadėlį teks nusidėti. Ir reikalai aš nebejoju, kad pasikeis į mūsų naudą, į mūsų tandemo naudą. Prašau, Marija. Čia mes vadinam mažas karšiukas, bet aš manau, kad ateis ir didesnių. Aš tau pasemsiu, jeigu tu nieko prieš, kolega. Oi, taip, žinoma. Aš galiu jums pasemti? Žinoma, pasemti, prašau, jeigu galima. Gerai. O. Dar į viršų jį kilstelkit, nebijokit, jūsų daug didesnis. Pasiimkit. Yeah. O va, taip turi atrodyti tandemas. Vienas karšiuką, antras karšiuką. Be jokių ten pauzių, nes mes viską į bendrą. Priešai dreba. Priešas dreba. Karšiai panikai.
Bet tos žolės, kaip mane varo iš prato, aš tą pasakysiu. Jo. Va, žolės tai uždrausčiau. Žolės uždrausčiau? Uždrausčiau tikrai. Nu va, kol mano tandemininkas valgo šiuo metu, už nugaros kemša sumuštinius. Turiu laikyti garbę ir traukti didelius karšius. Oi. Nu, Mariu, tu šaunuolis, aš matau, neatsiliekė. Spėjai ir pavalgyti, grįžti ir sugaudyti viską, ką reikia. Ne, nu aš tiesiog valgau tam, kad neapgaudyt čia niekam. Padarau pauzę, žinai. Valgai tam, kad manęs neapgaudyt. Nu, jo, nu, kad žinai, nebūtų negražu paskui. Pataikėm į 1,50 cm kvadračiuką. O dabar, ką mes padarėm, tai vadinasi tandemo užmetimas. Iš principo, čempionatuose, pasaulio, Europos taurėse, kur vyksta tandemas, tai dažniausiai abudu meta, bent jau stengiasi kartu mesti, kad mažiau baidyti žuvį. Aišku, čia žuvies, kaip supratote, tiek, bet idėja tokia, kad abidvi šėryklos kristų į vieną tašką, į vieną pašertą tašką ir būtų vienas pliaukštelimas. Jeigu dabar mes užkirsim dar po vieną karšį kartą, bus iš vis stebuklas. Sveiki sugrįžę žiūrintis laidą Vienam gale kablys iš Klaipėdos. Šiandien mūsų laidos bičiulis Marijonas Mikutavičius. Ir idėja tokia. Šiandien mes žvejojame tandeme kartu ir gaudome Klaipėdos mieste tikrai puikiai kimbančius karšius. Eina? Eina. Ir pas mane yra. Nu tai va, kartu ir ištraukti. Gerai, čia tai aš vadinu tandemas. Va čia tai marka tandemas, ką? Vienu metu pakirsti.
Ne, nu čia gerai yra. Ir vienu metu išlūpti, daug kartų. Man taip atrodo. O taip atrodo tikras tandemas. Man atrodo šitas. Man kas yra komandinis darbas, tai nemat? Nu čia kaip 11 ir balika. Ne, čia žinok rimčiau. Šiaip aš galvoju, jeigu mes dalyvautumėm kokiam rimtesniam tandeme, matau, kad pas mus viskas gaunasi. Mes paskutiniai tai tikrai nebūtų. Nu, bet Aš tau mano dėka pirmi garantuoja. Tavo dėka nebūtumėm pirmi, buvotumėm. Ir pas tai viskas gerai, metimai tikslai. Žuvį traukia. Mariau, mūsų tandemas fantastiškas. Šiandien iš tikrųjų įkvėpimas geras. Aišku, mes viską susidėliojom gražiai ir jaukai, ir pavadėliai 1/10 mm, kur tu sakai, nenormalus su tokiais, ar negaudėt? Žiemą mes gaudom, ar ne? Jo, aš tiesą sakant traukiau drąsiau, kad galvojau, kad jis įstarėčiau. Kad nežinojai, kad 0,1 nesakė. Kaip tu žiūri tą mūsų dabar naujos visas žuklės taisyklės, pakilusias baudas, idėja ta, kad už šiukšlinimą visi Aš tai žiūriu, džiaugiuosi, aš tiesą sakant nesuprantu, kodėl reikėjo laukti daugiau nei 20 metų nepriklausomybės, kad galiausiai mes tą paimtume. Ir tiesą sakant, labai gerai, kad tai atėjo, nes manau, jeigu mes pradedam vieną kartą kariauti su mokesčių grobstymu, jeigu mes pradedam kariauti su girtuokliais kelyje, mes turim pradėti kariauti su tais, kas naudojasi gamtos ištekliais visiškai nebaudžiami. Taip kad manau, kad tas baudas tik tai nauda šiandien. Ir iš tikrųjų, pažiūrėk, tas brakonieriavimas ir uždarimas verslinės žuklės ežeruose, aš galvoju, mums žvėjam tokiam, kurie pagauna žuvį ir dažniausiai ją paleidžia, aš manau, tik į naudą. Jas bus daugiau ir galų galia tavo ir mano vaikai galės džiaugtis žuvim, kurie yra Lietuvoje, ne? Aš tikiu, kad mums reikia tiesiog pamatyti rezultatą. Aš tikiu, kad po kelių metų mes galbūt iš tikrųjų pajusim aišku rezultatą, kad tos žuvies iš tikrųjų daugėja. Bet jaučiasi, kad rezultatai kol kas vyksta, bent jau... Kai įrodinėja šios dienos žuklė, aš nežinau, ar čia aplinkos apsaugos ministras prisidėjo prie to, bet jeigu jūs prisidėjot prie to, ačiū Jums, nes mums šiandien labai gerai sekėsi. Gerai, man žinot, irgi taip galvoju, kad gal dar neprisidėjo tiek, bet Kuršių marių akvatorija iš tikrųjų žuvinga ir mes gerai leidžiam laiko, tas visas braudas, brakonierių stabdymas, verslinės žuklės. Aš manau, žvėjam mėgėjam, vėlgi ta žuvis taigi kas yra. Tiesiog kaifas ją gaudyti. Ir jeigu mes tai jausim, jeigu pas mus keliaus kažkokie kiti iš kitų pasaulio šalių žmonės pajusti va tokį malonumą, kokį mes turim šiandien, tai bus nerealiai gerai. Gerai, Marke, dar po vieną žuvį. Aš manau, pasižiūrim laimikius ir užteks, nes laikas buvo žiauriai geras. Man labai patiko tandemas su tavimi, tie mūsų metimai į vieną tašką, pakirtimai. Tai aš jau turiu vietą fiderių gaudimo rinktinėje. Aš galvoju, rinktiniai dar tautolokai, nes reikėtų dar atgaudyti vis dėlto etapuose, bet iš principo, jeigu tik bus tandeminės varžybos, aš puikiai dalyvausiu juose su tavimi. Aš jau paraišką parašysiu šiandien vakare grįžęs. Gerai, po vieną žuvį ir baigiam. Gerai, iki.
Viskas, akordas finalinis yra, paskutinę žuvį mes su Marium pagavom. Dabar, aišku, mes žuvį paleidinėsim. O, žiūrėk, geras, neblogas. Jo, paleidinėsim žuvį. Ir sakysim, kad Mariu, Klaipėda, miestas, kuriame žuvies yra daug. Aš tai sakysiu, kad Klaipėda jėga, Karšiai jėga, Korsakas jėga ir Fidergamas yra jėga. Svarbiausia, Korsakas jėga. Nu, Ne, Marika, tavo tandemas su manim buvo žiauriai aš manau, kad nors pakartosim dar. Aš manau, kad jo, mes ne taip dažnai susitinkam, paskutinį kartą buvom Liepojos ežere žiemą, bet manau, su tai visada fain. Mane Karšiai apdirbo. Esi apdirbtas karšiau. Ką, Marka, mums atsisveikinti belieka. Tai tu sakai, kad sveikino kalbą, aš sakosi žuvį. Mums netilpo į kiberą realiai, ką mes pagavom per 4 valandas Klaipėdoj būdami. Per nepilnas 5. Einam greitai, viską paleidžiam, laikas praleistas gerai, nei žvyno, nei nedžiogos. Greit tu pasakyk, kad mes pratingesnė. Nu greit! Viso gero. Iki kitų susitikimų, taip sakant. Gerai, einam, paleisim.